tenka pirmąjį. Mhm. Tai sveiki visi. Šiandieną noriu papasakoti apie Yes Global kompaniją ir kaip viskas prasidėjo, nuo ko prasidėjo ir kaip mes galime džiaugtis jau padarytais kompanijos žingsniais. Tai pirmiausia, Yes Global lyderystė, tai reikia žinoti, kad Yes Global kompanija tai yra tinklinės rinkodaros kompanija ir jinai turi ir uždarbio galimybės, jinai turi kompensacijos planą, jinai turi produktų kompleksą, kurių dėka mes galime dirbti. Ir pati kompanija yra įkurta 2023 metais Liepos mėnesį. Plėsti gamybą pradėjo Afrikoje kompanija, pradeda naują sveikatos ir gerovės erą. Tai galiu pasakyti, kad jinai siūlo būtent aukštos kokybės prieinamumus maisto papildus, tiesioginės pagal GMP standartus sertifikuotus gamybos būdu, pašalindama tarpininkus ir suteikdama žmonėms galimybę gyventi sveikiau. Ką tai reiškia pašalindama tarpininkus? Kompanija sukūrė produktą pati turėdama savo laboratoriją, gydytoja Chen, kuri yra kompanijos lygiai taip pačiai dalininkė ir įkūrėja, ir kompanija turi savo fabrikus. Tai yra labai svarbu ir jinai turi jų ne vieną, jau dabar dar vieną fabriką. Tikslas kompanijos per keletą metų atidaryti dar 3 fabrikus. Ir būtent vadovaudamiesi jie šūkiu Yes We Can, tai taip mes galime, mes tikime gerovės prieinamumo demokratizaciją, pasitikėjimo kūrimu ir įkvėpimų pokyčiams. Kompanija palaiko įvairiapusę sertifikuotų profesionalų komandą, jungianti inovacijas, švietimą ir bendruomenės stiprinimą, kad pagerintų pasaulinę gerovę. Ir būtent kompanija pradėjo, kaip ir sakiau, nuo Afrikos, dabar labai stipriai plečiasi Azijos šalyse, Europoje ir tikslas, kad jie būtų labai stiprus lyderiai visam pasaulyje. Pats kompanijos logotipas irgi yra sukurtas, kuris skatina aistrą ir būtent pasižiūrėjus į logotipą įkūnija drąsios vizijos esmę ir tvirtą įsipareigojimą įgalinti verslininkus, ne? Tai yra meilė, įsipareigojimas ir ištikimybė. Ir daugelis, kas dirba, tai jau nuo pat pradžių, jau aš 2 metai šį mėnesį buvo, tikrai jaučiu, kad kompanija, ką pasako, tą padaro, gal nėra taip viskas čia ir dabar, iš karto tą pačią minutę, bet kompanijos vizija plėstis, skleisti meilę, ištikimybę ir įsipareigojimą visiems, kurie seks juos. Tai komanda susidaro iš 3 lyderių, tai yra Leo, įkūrėjas ir generalinis direktorius, jisai patyręs verslininkas, puikiai išmanantis sveikatos priežiūros, odos priežiūros ir kūno rengybos sritis, turintis išskirtinį akademinį pasirengimą apskaitos srityje bei platų informacinių technologijų ir operacijų valdymo žinių pagrindą. Tarptautinio turto kūrimo iniciatorius, veiklą plėtojantis daugiau nei 50 pasaulio rinkų. Išskirtinis lyderis, meistriškai nukreipiantis iniciatyvas link tikslų įgyvendinimo. Dar galiu pridėti, kad Leo yra labai jaunas, jam dar tik 34 metai, bet jisai myli tai, ką daro ir jisai apie tai kalba. Ir kai mes buvom pernai nuskridę į Malaiziją, tai būtent Leo pasakojo savo patirtis, kurias jisai patyrė prieš tai, prieš įkurdamas šitą kompaniją. Jisai vienoj tinklinės rinkodaros kompanijoje buvo labai stiprus lyderis
jo komanda darė net 85% visos įmonės pardavimų ir jisai turėjo tokį patirtį su ta kompanija, kad jie neištesėjo to, ką prižadėjo. Tai jisai buvo nuskausmintas ir pinigais, kiek žinau, viskas persikėlė į teismą. Įdomu, ar ten kažkaip baigėsi, gal net ir nelabai įdomu, tai yra jo patirtis. Ir kadangi ir aš buvau pasakojus, kad turėjau labai didelę nesėkmę prieš tai buvusioje kompanijoje, kuri man ne vieną 10 000 nunešė, tai aš jam sakau, tai gerbiamas Leo, tai tikiuosi jūs suprantate, apie ką aš kalbu ir ką aš išgyvenau. Ir tikiuosi jūs su mūsų lyderiais, kurie ateis ir pasitikės jumis, taip nepasielgsit. Tai ir jisai, ir Jonathanas sakė, ne, jokiais būdais. Tai iš tikrųjų tie žmonės, kurie patys tą išgyveno, tą tokią neteisybę, sakyčiau, už savo įdėtą darbą buvo jiems neatlyginta, ne? Jie paprastai išmoksta tam tikras pamokas ir patys stengiasi taip nesielgti. Jonathanas tai yra dinamiškas verslininkas, turintis gilias žinias mobiliojo marketingo srityje, sėkmingas tinklinės rinkodaros ekspertas, pramonės veteranas ir sukaupęs milijonus, jau turi didelę patirtį, mąstysenos ugdymo specialistas, skatinantis esminį ir profesinį tobulėjimą, garbinga tinklinės rinkodaros asmenybė ir galiu pasakyti, jisai labai tiki tuo, ką daro ir kiek jo buvo pranešimų, kiek mes bendravom Malaizijoje, paskui Dubajuje, jisai tikrai žino, ką kalba, ką sako, ką daro ir tiesiog jaučiasi, kad žmogus savo rogėse. Vyriausia medicinos pareigūnas, medicinos ir estetikos patarėjas, gydytoja, gerbiama mūsų profesorė gydytoja Chan, aukštos kvalifikacijos gydytojas, baigęs Manipal universitetą ir aktyviai praktikuojantis medicinoje. Sparčiai augančios estetikos klinikų franšižės Malaizijos savininkė. Kiek žinau, nei 10 klinikų yra atidarius, patyręs estetikos gydytojas, grožio senėjimo prevencijos ir kamieninių ląstelių tyrimo ekspertas. Ir būtent jinai ir yra ta skatinanti sveikatos inovacijų atradimus, yra gydytoja jauna, jai 42 metai, atrodo labai gražiai, bet kas nuvažiuos į Malaiziją pamatys eleganciją, tai kai vidus toks pats gražus kaip ir išorė, tai galiu pasakyti, kad su ją ir bendraujant, ir girdint ją, ir tiesiog tai yra faktai, ne tik kažkokia sukurta iliuzija apie ją, bet tikrai moteris žino, ką kalba ir ką daro. Ir kodėl Yes We Can, bet kodėl tas šūkis toks tai, ne? Perindami šį galingą ir įkvepiantį šūkį, Yes We Can, pagerbėme vienybės ir ryžto dvasią, kurią įkūnijo prezidentas Obama. Šis šūkis apibendrina mūsų tikėjimą, kiekvieno žmogaus ir bendruomenės potencialų įveikti kliūtis bei siekti sveikesnio ir laimingesnio gyvenimo. Ir tai mes galim padaryti kiekvienas asmeniškai, bet mes tai galime padaryti ir visi kartu, ne? Ir būtent įmonės įregistravimas, kaip ir sakiau, įvyko 22 metais, bet oficialiai kompanija paskelbta 23 metais, Liepos 23 išėjo į rinką ir jie oficialiai turi dokumentą, kad jie yra tinklinės rinkodaros kompanija. Dokumentų kompanija turi daug, čia yra 1,5 milijono jų pinigais kompanijos kapitalas, kada jie pradėjo. Tai čia reikėtų padalinti iš 5. Jie veiklą tą pradėjo ir dabar turi visas licenzijas, kurios reikalingos dirbti, veikti visam pasaulyje, todėl drąsiai po truputį jie pradeda viską nuo legalizacijos. Tai 3 pagrindinės mūsų spartaus augimo priežastys, tai yra aukščiausios kokybės produktai.
Ir galiu pasakyti, jau daugelis, kas vartojat, kas dar nevartojo, tai galėsit pavartoti. E, mm, Ir labai daug Leo pasakojo, kai buvo į Lietuvą atskridęs, kaip jie investuoja į patį produktą, kuris tikrai necentus kainuoja. Ir mes niekada neaukojame kokybės. Kiekvienas produktas kuriamas naudojant aukštos kokybės patikrintus ingredientus, kad suteiktų tikrus matomus rezultatus, kuriais galite pasitikėti ir kuriuos pamilsite. Jų devizas, kad produktai būtų aukštos kokybės ir kad jie būtų tikrai veiksmingi. Ir svarbiausia, kad prabanga neturi būti brangi, vat jų vizitas toks, ne, vizija, kaip sakyčiau, kad galėtų kiekvienas žmogus nupirkti, įpirkti, ne. Ir mūsų kainodaros strategija leidžia kiekvienam mėgautis aukščiausios klasės odos priežiūros ir maisto papildais, neprarandant kokybės ar efektyvumo. Kodėl kompanija deklaruoja papildai? Aišku, tai nėra maistas, tai nėra vaistas, tada galima sakyti papildai už tai, kad veterinarijoje visi šitie papildomai geriami produktai vis tiek vadinami yra papildais. Aš labiau gal vadinu produktų, bet kai pavadinsi, taip nepagadinsi. Dosnus ir motyvuojantis rinkodaros planas, tai daugelis, kurie iš mūsų dirba, jau tą įsitikino, ne? Ir modelis suteikia galių partneriams ir reklamuotojams augti kartu su mumis. Tikime dalymosi sėkme principų tuo, todėl siūlome patrauklę kompensavimo sistemą, kuri motyvuoja ir apdovanoja už pasiekimus. Man asmeniškai tikrai turbūt jau daugelis pastebėjot, kad aš ypatingai esu išstudijavus atlygio planą, nes jisai mane labai stipriai sužavėjo ir galiu pasakyti, turbūt daugelis iš jūsų tų pasiūlymų visokių gaunat, kol kas man per šitus 2 metus niekas nepasiūlė geresnio atlygio plano. Aš labai dažnai iš smalsumo pasižiūrau į kitų kompanijų atlygio planus ir galiu šiandien dienai drąsiai pasakyti 100%, gal net 1000%, kad tokio atlygio plano, hibridinio atlygio plano neturi nei viena kompanija ir įtariu neturės. Dabar pasaulinio lygio gamybos pajėgumas, tai yra pagrindinė būstinė įsikūrusi Malaizijoje. Mes joje jau buvom, turi visišką kokybės kontrolę nuo laboratorijos iki lentynos. Tai galiu pasakyti, kad kas skris dabar vėl į Malaiziją, tai vėl viską pamatys, mes ir laboratorijas pamatysim, labai viskas sterilu, batus reikėjo nusiauti, aprengiamus, tikrai laikosi kokybės. Kompanija tik buvo išėjusi į rinką, 23 metais jį išėjo ir tais pačiais metais buvo apdovanota Dubajuje. Turbūt daug kas žinot, kad Dubajus nesimėto apdovanojimais visokiais, tai pasaulyje pripažintas apdovanojimas, suteiktas mūsų įmoniai kaip įrodymas mūsų įsipareigojimo užtikrinti nuolatinę aukščiausią kokybę tiek produktų, tiek klientų aptarnavimo srityse. Taip pat mūsų siekio diegti inovacijas, skatinti tvarumą ir išlaikyti aukščiausią įmonės profesionalumo lygį. Ir šis įvertinimas priartina mus dar vienu žingsniu prie tikslo - sumažinti atotrūkį tarp tarptautinių įmonių ir mūsų vizijos tapti visame pasaulyje žinoma bendrovė. Tai vat man labai šitas patinka, kad aš galiu prisidėti ir dalyvauti tokioj nuostabioji kompanija. Tai kompanija turi sertifikatus, kurie pabrėžia mūsų įsipareigojimus palaikyti saugę, švarę ir griežtai reguliuojamą gamybos aplinką. Paskui visi ISO, HCCR. Aš iš tikrųjų labai neapsistoju prieš tų sertifikatų, bet galiu pasakyti, daugelis įmonių po šiai dienai neturi tų sertifikatų, o mūsų turi tik pradėję dirbti. Tai halal sertifikatas, MESI sertifikatas, kurie apima proceso etapus nuo žaliavų kontrolės ir gamybos higienos
ir kompanija nebereikalo turi tuos sertifikatus, nes jie griežtai to laikosi. Kokie ateities planai kompanijai? Tai kaip ir pradėjo 23 metais, pernai metais buvo suplanuota įkurti gamyklą Kinijoje, tą padarė, pristatyti nauji produktai Jeflex, Jeli Prime ProBioD tą padarė, buvo Dubajuje visos kompanijos lyderių apdovanojimai, tą padarė, daugelis net iš Lietuvos net 20 partnerių skrido į Dubajų ir kelionė į Romą buvo, irgi daugelis partnerių iš mūsų laimėjo tą kelionę, bet ne visi pasinaudojo, bet mes 6 ir 7 skridom. Dabar 26 metais, šiais metais suplanuota įkurti Afrikoje gamyklą. Fondas bus paskelbtas Yes Factory Fund ir pristatyta daugiau naujų produktų. Tai mes jau žinome, ne, kad kava, dantų pasta jau mums pristatė, kava, arbata ir dar kiti visi dalykai laukia. Tai va, tai tiek norėjau apie kompaniją. Apie pačią kompaniją, apie produktus šiandien nekalbėsim, kurie pas mus yra idealūs, tobuli. Kas norit išgirsti apie produktus ir jų veikimą, tai mes gale mėnesio trečiadieniais darom atsiliepimus, tai va šį trečiadienį merginos pačios ateikite ir kvieskite savo partnerius, kurie jau vartoja. Tai iki kito karto.